kai šventoji dvasia mums rodo mūsų nuodėmes, ji rodo Dievo meilę šviesoje, ji parodo tai, kas atsitiko, bet sako, nenusimink, Dievas myli tave, Dievas atleidžia tau, Dievas priima tave tokį, koks esi, su tavo nuodėmėm, tam, kad tave nuplautų, nuvalytų savo krauju, savo dvasia, savo žodžiu. Ir kai aš tuo patikiu, aš atsiveriu tam ir jis ateina į mano širdį. Tai apie atgimimą iš dvasios būtų tokia taisyklė. Yra 4 žingsniai į atgimimą iš dvasios. Pirmiausia, kai aš patikiu, jog Dievas yra mane mylintis tėvas, kaip Jėzus jį pristato. Prisiminam apie sūnų Palaidūną istoriją, ne? Kokį tėvą ten Jėzus pristato. Kaip tą, kuris pažįsta mane iš tolo pareinantį. Bėga susigraudinęs. Apkabina mane, bučiuoja mane, apvelka mane geriausių rūbų, užmauna žiedą, pjauna veršį, kviečia visus linksmintis, džiaugtis. Štai kokį tėvą Jėzus pristato. Ar aš pažįstu tokį tėvą? Kai aš pažįstu tokį tėvą, patikiu tokiu tėvu, aš noriu gyventi su juo. Aš noriu grįžti, kaip tas sūnus Palaidūnas, noriu grįžti į tėvo namus. Bet mane skiria praraja, kurios aš pats savom jėgom nugalėti negaliu. Negaliu peršokti, negaliu peržengti, negaliu perlipti. Praraja. Ta praraja yra nuodėmė. Ir Jėzus yra tiltelis per tą prarają. Tiltelis į tėvo namus, į susitaikinimą. Jis nugali nuodėmę, jis sunaikina tą nuodėmę, jis užpildo tą prarają. Jis didesnis už viso pasaulio nuodėmes. Jėzus sako, aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Niekas nenueina pas tėvą taip, kaip tik per mane. Kai aš patikiu Jėzaus žodžiu, jog jis yra kelias, tiesa ir gyvenimas, vienintelis kelias, aš žengiu antrą žingsnį. Pirmas žingsnis, kai aš patikiu tėvo meilę. Antras, kai aš patikiu Jėzumi kaip savo asmeniniu atpirkėju, patikiu tuo tilteliu, kuriuo aš galiu pereiti tą bedugnę. Ir trečias žingsnis, kai aš žengiu žingsnį, tikėjimo žingsnį link viešpaties, pasitikėdamas jo meilę. Jis žengia žingsnį į mane. Mes susitinkam. Jis ateina į mano širdį. Pagal savo pažadą, kaip yra pažadėjęs, visi, kurie manęs ieškos, aš duosiuos atrandamas. Jis ateina į mano širdį ir atgaivina mane. Kaip toj pačioj Jono Evangelijoje, 1 skyriui 12 eilutėje, apaštalas sako, visiems, kurie jį priėmė, jis davė galią tapti Dievo vaikais. Tiems, kurie tikė jo vardą, kurie ne iš kraujo ir ne iš kūno norų ir ne iš vyro norų, bet iš Dievo užgimė. Taigi, visiems, kurie jį priėmė, jis davė galią tapti Dievo vaikais. Kai aš priimu Jėzų į savo širdį, jis duoda man galią tapti Dievo vaiku. Štai mano gimimo diena. Diena, kai aš priimu Jėzų. Aš atgimstu iš dvasios. Jis duoda man gyvybę, duoda galią gyventi Dievo vaikų gyvenimą. Jis atveria mano ausis klausyti Dievo žodžio, akis regėti Dievo darbus, lūpas šlovinti viešpatį, liudyti jį, skelbti pasauliui. Kojas atriša, kad aš daryčiau tikėjimo žingsnius, eičiau gerą darbą daryti. Duoda galę mylėti kitus. Aš gyvenu atgimęs iš dvasios, gyvenu meilę.